Tvarumas prasideda ne tik gamtoje, bet ir mūsų kasdienybėje. Tai, kaip kūrėme bendruomenę, kaip priimame sprendimus savo kasdienime gyvenime, formuoja aplinką tiek pat, kiek medžiai ar parkai. Kiekvienas veiksmas gali tapti žingsniu link tvarios ateities. Aš nesakau, kad jūs esate tokie svarbus ir reikšmingi kaip medžiai. Jei medžiai yra žemės plaučiai, tai jūs esate nykščiai. Na, tai nėra kritinis organas, bet jei reikia kažką padaryti fiziško ir svarbaus, na, tada be jų bėda. Mes turim tą tradiciją turėti namo kiemą, medį, savo turtą, suprantant, kad parduodant būstą, plėtotojai turi įsivertinti, kad žalia erdvė prie būsto yra pridėtinė vertė. Šiuolaikinėme pasaulyje net mažas sprendimas gali labai daug. Taip sako ne aš, o statistika, kurios iš tikrųjų niekas nepatikrino, nei norėjo tikrinti, nei ką. Nes sako, kad viena statybų bendrovė išmeta per metus tiek CO2, kad gali aprūpinti kaimyninę planetą, ten energiją, šiltų vandenį. Nu, irgi čia niekas nepatikrinta, čia tik teoriškai. Kad ir šitas, pavyzdžiui, baltas stogas, ar ne? Čia tik baltas stogas, ar ne? Bet jis irgi pasirodo turi savo misiją. Nes, jisai ne tik taupo energiją balta spalva, bet ir primena, kad kiekvienas sprendimas, kiekviena detalė atseit turi reikšmę. Kad ir stogas, kad ir baltas. Ir jeigu net kaimynas sako, kad, gal geriau raudonas. Man irgi raudonas. Bet pasirodo, kad balta spalva yra tvari. Tai tada gal balta lelija tvariau negu juoda orchidėja. O, šitas nebuvo. Jo, teisingai. Geltona spalva, tai saulė. Žalia tai miškų spalva, raudona tai mūsų kraujas, o visa yra Lietuva. Bet šiandieną spalva yra balta. Mūsų tema yra balta. Kodėl balta spalva, jeigu ant stogų yra daroma balta, jinai yra taupo energija? Vien dėl paprasto tokio dalyko, kaip savo šviesos atspindžio koeficiento arba galimybės. Balta spalva labai gerai atspindi saulės šviesą. 80–90% su šiuolaikiniais pigmentais. Tas atspindėjimas duoda, kad paviršius tiek nebeišyla. Baltą, jeigu žiūrėsim ir lyginsim su juodu arba pilku kažkokiu, tai atspindėta ta šviesa nesikumuliuoja šiluma. Tai pas mus gal juoda geriau veikia, ar ne? Pas mus juoda šiluma akumuliuoja labai gerai. Taip. Bet tuo tokiu karštu metu, bus vasara tos kelios savaitės, kai mes paskui tose miestuose jau nebenorim būti. Būtent dėl tos juodos vyraujančios spalvos. Asfaltas, stogai, didžiuliai ties gamyklų stogai, jie akumuliuoja labai daug šilumos. Tai ant asfalto tik pėsčiųjų perėja yra tokia naudinga vieta, ar ne? Ir tos linijos, ar ne? Aš galvoju, kad ta pėsčiųjų perėja yra labai gera tokiam eksperimentam. Tokiam eksperimentam, pasižiūrėti. Pamatuoti temperatūrai. Baltas paviršius ir šalia juodas. Tai jeigu nori atsivesinti, stovėk pėsčiųjų perėje. Taip. Gali būti toks. Taip, lyguliai, taip. A ne? Tikrai taip. Vestuvės, pavyzdžiui, jaunoji yra tvari, jaunikis netvarus. Juodas. Nes visą laiką vasarą vestuvės būna. Taip. O laidotuvės vasarą, tai čia yra pats baisiausias, tiesiog, šiaip baisus dalykas, bet labai netvaru. Dėl to ir neša baltas gėlės per laidotuvės, kad būtų balansas, ar ne? Nes visi juodai apsirengia, tada balta ir tada visų šitą. Bendra tendencija tokia, kad baltas dažas arba paviršius jums atspindės virš 80%, 80–90% saulės energijos, šilumos. Ar paimsit vienokį, kitokį dažą, jie tose ribose bus. Taip jau galim sakyti su specialiais pigmentais arba specialiai adaptuotais pigmentais, tie nano, taip vadinamos technologijos, padaro tuos pačius baltus dažus labiau atspindinčius. Ten gaunas tų procentų nebaisiai daug, bet jie vis tiek jau į jūsų naudą dirba. To aš galiu paimti namie ir ten kokius turiu likusius dažus, sienų dažus baltus ir dažyti? Ne. Aš matau, padarom pertrauką, gerai? Padarom. Jo, matau, kad...
Na va. Ir aš nusprendžiau atsinaujinti savo suoliuką. Prieš kelias minutės, taigi čia buvo paprastas suoliukas, ant kurio gali sėdėti. O dabar jis yra kitas paprastas suoliukas, ant kurio irgi gali sėdėti. Tik kitos spalvos. Viskas. Mesgi dažnai galvojam, kad jeigu tu nusipirksi ten naują sofą, naują telefoną, naują kėdę, tai prasidės nauja istorija. O yra tokie labai mandri ir protingi žmonės, kur sako, ne, žinokit, seni baldai turi savų istorijų ir ten tik mes nematom. Ir jeigu tu perdažysi baldą, tą istoriją vėl atgaivins ir vėl jinai gyvens. Aš jums pasakysiu tiesiai šviesiai. Čia yra baldas ir jis neturi jokių istorijų. Kėdė, stalas yra baldas, viskas, baldai yra baldai. Kokios istorijos? Tai va. Na, šiaip aš galiu pasakyti, aš kažkaip gerai jaučiuosi, kad čia dabar perdažiau ir atrodo kažką padariau prasmingo. Gal čia yra tas tvarumas? Daugiau pasididžiavimo, kad kažką padarei? Nu, tu suoliuk, tu džiaugiesi. Tavęs klausia jį. Tai atsakyk. Taip, džiaugiuosi labai. Va, matot, ir suoliukas laimingai. Va, linkėjai man suoliuko. Tu, širdelė. Gerai, suoliuk. Na, seniukai ištepė mane. Taip? Prašau. Ačiū tau. Šiaip gerai atrodai dabar. Tas grįžta dabar. Perdažyti, kaip yra tvarumas visur, perdažyti baldus. Grįžta, anksčiau galbūt būdavo, kad neišmesti. Nes daug nelabai ką turi, nelabai ką pakeisti. Taip, o dabar kaip tik ta didžiulė banga buvo tokia pirk, vartok, išmesk. Pirk, vartok, išmesk, suk tą ratą. Bet jeigu tu pats priemi sprendimą, kad lentyna jinai gali būti ir toliau savo funkciją atlikti, galbūt reikia šiek tiek paremontuoti ir suteikti tokį estetinį išvaizdą, kad jinai nekliūtų. Jinai tarnaus mums daug metų. Ypač jeigu kalbėtume apie kažkokį tokį patį iš savęs vertingą produktą, kaip natūralus masyvo medis. Net gaila išmesti, nes tu jį pakeisi dažniausiai kažkokių presuotų, santykinai menkaverčių, kurį išsaugot galbūt taip nelabai norės. Buvo toks momentas, kad mes ištaržiušitą ir, kaip sakoma, viską norėjom naujo. Ar ne? Kuo toliau pabėgti nuo tos sistemos? Nuo tos sistemos ir visko norėjom naujo, kad, žinai, kaip senus baldus viską išmetėm. Pas visus vienodos sekcijas, pas visus vienodi... Taip, visi vienodai seksi, bet ir buvo tai, kad išmesdavom senelių baldus, kurios buvo geros pintos. Žinai, kaip sakytas, senovė, senovė kvepia ne taip ir viso šito. Dabar tai grįžta. Dabar taip. Tu atnaujinus gali turėti tokį interjero puošmeną ir jinai turbūt laikė tik tai vertėjai auks. Bet jeigu tu perdažai, pavyzdžiui, tu čia taupai ar tu čia tikrai dėl pasaulio darai? Žinai, kaip, svarstyklės tokios visada truputį taip svirsta, bet visai nenusveria į vieną pusę. Taip, tu naudoji kažkiek tų dažų. Ir tada kokius tu dažus naudosi? Ar tu naudosi tuos labiau draugiškus dažus aplinkai? Bet kas yra draugiški dažai? Draugiški dažai, naudoji pigus? Mažiau, ne. Pigus nėra lygus draugiškumui. Turbūt, kad čia nusveria, iš ko jie padaryti, kuo jie skiedžiami. Jie gali būti skiedžiami naftos produktų, spiritų, tarkim, gali būti skiedžiami vandeniu. Ir toj daly tada dažų vandens bus didžioji dalis. Lygiai taip pat, kokie pigmentai naudojami, ar tenai nenaudojami kažkokie kenksmingos medžiagos. Šitų neturėtų būti. Man aiškiausias ir geriausias kriterijus yra suomiškas tas standartas, M1 jisai vadinasi. Tai yra tų klasių M2, M3, bet bendru atveju M1 to pasako, kiek jame yra tų lakių organinių junginių. Ir jeigu lyginsi su tiesiog tuo nuogų lakių organinių junginių skaičium, kuris rašomas ant taros, tu nežinai, kiek viduje yra tame bendram lojui, kiek yra formaldehido ir amoniako. Ne? Va, kaip svarbu. Tai tas lakusis organinis junginys pats nepasako, ar jis kenksmingas, labai kenksmingas ar ne. M1 vertina dar 2 parametrus. Tai M1 svarbu gulbelė ir gelelė, ar ne? Taip, tokie 3. Šiandien madinga perdaryti daiktus, suteikti naują gyvenimą senoms kėdėjams, stalams ar drabužiams. O juk mūsų senoliai tai darė jau amžiais. Tik tada tai buvo būtinybė, o ne stiliaus reikalas. Tai va, šiandien nusprendžiau vietoj to, kad pirkti naują kėdę, atnaujinti seną, kurią turiu. Pažiūrėjau tik tokį tutorialą ir pagalvojau, kodėlgi ne. Ir net ne dėl tvarumo, o apskritai pasižiūrėti, kas gausis. Ir tik
nežinau, ar šitie dažai čia tinka medžiai, o gal čia dar nušlifuoti reikėjo pradžioje. Nu, bet jeigu tai merginai pavyko iš tutorialo, man tikrai pavyks. Kas čia šitą pastatė? Kieno čia yra šitas? Kas čia per daiktas? Aš klausiu. Čia tu atsineši? Ai, čia tavo? Taip. Ai, labai gražus daiktas. Palauk, žiūrėk. Va taip va. Ką tik perdažytas, šviežiai. Va, tegu susidraugauja. 1-1. Nu, va, kaip geras spalvos. 1-1. Rezultatas lygus. Gal pradėkim nuo spintelės. Ar ne? Šita spintelė, matau, jinai ne nauja, bet jinai yra nauja. Kaip ir nauja. Kas atsitiko? Tai čia toks gal labai geras pavyzdys, kai norėdami kažko naujo savo namams, mes galim apsidairyti ir pažiūrėti į tai, ką mes jau turim, neperkant naujų daiktų. Čia yra šiaip mano dukros darbas, jai buvo 9 metai, kai jinai dažė tą spintelę. Spintelė yra vis tik senesnė negu dukra. Šita spintelė yra gal 60 metų, bet vaikai mielai prisideda, už tai aš ir galvoju, kad naudojam aplinkai draugiškas priemonės, kur man net nebaisu, kad vaikas išsipurvins, išsiteps, prisikvėpuos tų dažų, nes tai tarkim šitie visi dažai. Jo, reikia dažus, reikia su gulbelė, su gėlelė ir M1, jeigu ką. Dėl ko darai? Jūs gal sunkiau gyvenat? Ar tikrai dėl tvarumo ir to pasaulio kažkaip? Aš tikrai ne dėl pasaulio tą darau. Aš darau tai dėl to, kad man ramu, kad aš įdedu kažkokį indėlį, tai mokau savo vaikus, kad perteklius tai nereiškia, kad mes galim ir turim imti viską iš to, kad yra gausa. Nes aš pati jaučiuosi rami tame. Ramybė yra pats geriausias dalykas. Taip. Pats geriausias dalykas, ko visi siekia. Bet iš ko yra tas? Ar tikrai mums reikia naujo? Ar tai yra taip reklamui viskas padaryta, kad jie nugalėjo mus ir mes pasidavėm jiem? Jie mūsų tikrai nenugalėjo. Žiūrint vertybiškai ir tokio ilgesnio laiko perspektyvoje, tai mes turim galbūt tokį pereinamą laikotarpį dabar, kai mes gyvenom, tarkim, mano tėvų karta gyveno tokiam nepritekliui. Taip, nebuvo nieko, nebuvo ko pirkti, nebuvo už ką pirkti. Ir dabar staiga atsiranda visos galimybės. Labai tikiu, kad bus pereinamas laikotarpis, kai pas mus į kultūrą ateis visgi tas požiūris, kad tvarumas yra mūsų vertybė. Ne vartojimas, ne galėjimas nusipirkti, o būtent išsaugojimas ir panaudojimas to, kas jau yra. Tvarumas yra kaip meilė. Nu va, net per pokalbį telefonas, ar ne? Mano skrintavimas yra 10 minučių. Tai va, kiek dabar pažiūriu ir viskas. Tiesiog. Kažkur 10 minučių, nuo 8 iki 10 minučių skrintavimas mano yra. Ar žinote, kad vieniems džinsams pagaminti sunaudojama tiek vandens, kiek man užtektų 3 mėnesiams gyvenimo. Ir čia su dušu, su skalbimu ir dar su pagulėjimais vonioj. Tai pagalvojau, man nereikia tų naujų džinsų, man šitie visai įdomus, o gal kaip tik turinys įdomus, kai jo nereikia keisti kas 2 savaitės. Tai va, šitie nors ir seni, bet tikrai dar geri. Žmogaus vidinė, greičiausiai vidinis užtaisas yra prasmės ieškojimas. Tu turi kažkokią tai vidinę stoką, tai yra užkoduota mūsų viduje ir visa daiktų pramonė supratusi šitą alkį, mūsų apgavo. Jie šitą mūsų alkį panaudojo ir davė mums tokius mažus, netikrus skaniukus. Turėsi naują telefoną, būsi vertingesnis. Ir tu turi, ir tada vėl dugnas. Tada reikia mašinos. Bet kitais metais išėjo naujas skaniukas ir tu nepatenkintas tos senus skaniukus, nebeskanus yra. Taip. Nes tu galvoji, kad tas yra skanesnis. Bet kas čia per nesąmonė? Žmogus per metus laiko savo sandėliuko vieno nesugeba susitvarkyti. O tu tiki, kad kažkokia įmonė sukūrė kažką per metus tokio visiškai wow, kad senas nebeveikia. Naujumo tragedija yra paslėpta tame, kad mes patys užkoduoti senti. Tai jeigu tavo visur yra persismelkęs tavo požiūris, kad naujumas yra gerai, tai tu pasmerktas kentėti tiesiog. Sako, kad pasaulį gali išgelbėti mažas žmogaus žingsnis.
Bet mesgi darome tų žingsnių. Kiekvieną dieną šimtais. Rinkdamas, ką pirkti, ką išmesti, ką pasilikti. Gal tvarumas ir nėra ten mūsų didžiuosiuose planuose, bet jis yra kažkur mūsų įpročiuose. Nuo to, kai mes gyvenam šiandien ir kokį pasaulį paliksim po savęs. Aišku, jeigu mums liko ne iki penktadienio, daug dievė nors 100 metų. Tvarumas ne vieno žmogaus reikalas. Iš tikrųjų, istoriją mes kūrėme visi kartu. Ir kiekvienas mažytis, kasdienis sprendimas gali virsti gražiu ateities peizažu. O gal ir ne. Gal aš kažkaip banaliai, gal truputį idealistiškai ir kartais nelogiškai čia viskas skamba, bet ponius ir ponai, prisiminkim pagrindinį fizikos dėsnį. Viskas prasideda nuo dalelės judėjimo. Revoliucijos, išradimai, pokyčiai prasideda nuo kibirkšties galvoje. O ta kibirkštimgi galime būti kiekvienas iš mūsų.